popierių biržų toliau neapleidžia slogai šios savaitės nuotaikos. Europos bei Azijos rinkos fiksuoja neigiamus pokyčius reitingų kompanijoms Moody's Standard & Poor's, paskelbus apie didžiausios JAV draudimo kompanijos AIG skolinimus ir reitingų sumažinimą. Naftos kaina nusirito iki $92 už barelį lygmenį. Kaip matote pateiktame grafike, tai net 38% korekcija žemyn, lyginant su Liepos mėnesį pasiekta daugiau kaip $147 rekordinė kainos riba. Pesimistinės nuotaikos neapleidžia ir Pabaltijo akcijų rinkų. Didžiausią kritimą fiksavo OMX Riga indeksas smuktelėjęs 4,46%, o Vilniaus bei Talino indeksai koregavosi žemyn 1,32 bei 1,43%. Matote, kad nuo 2007 metų spalio prasidėjęs kritimas nerodo ženklaus krypties keitimo. Vilniaus vertybinių popierių biržoje investuotojai buvo kiek aktyvesni, sudaryti 1154 sandoriai, kuriais sugeneruota daugiau kaip 5 milijonų litų apyvarta. Toliau didelį spaudimą jaučia bankinis sektorius. Visų trijų bankų Snoro, Ūkio banko bei Šiaulių banko pozicijos fiksavo daugiau kaip 2% kritimą, iš kurių aktyvesnė prekyba pasižymėjo Ūkio bankas bei Šiaulių bankas generavę daugiau kaip po 1 milijoną litų apyvartą. Rinkos dalyvių aktyvesnei prekybai neišjudino net Lifosos paskelbti 10,4% didesni rugpjūčio mėnesio pardavimai, lyginant su 2007 metų tuo pačiu laikotarpiu. Akcijų kaina atsitęsė simboliškai, teigia iki 60,70 litų. Toliau kritimo ženklus rodė Valdos akcijos nusiritusios iki 14 litų kainos ribos. Tokią investuotojų reakciją galima paaiškinti pasirodžius analitikų sumažintų akcijų kainos vertinimų bei siūlymų trauktis iš šios pozicijos. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržoje investuotojai nelinkę rodyti iniciatyvos. Sudaryti 108 sandoriai ir pasiekta 61 000 Latvijos lato apyvarta. Toliau rekordinius kritimus fiksuoja Latvijos Kaugneciba akcijos, smuktelėjusios daugiau kaip 10% žemyn. Na, o Talino vertybinių popierių biržoje taip pat nestigo pardavėjų. 465 sandoriai sugeneravo daugiau kaip 2 milijonus eurų apyvartą, kurios trečdalį sudarė tiesioginiai sandoriai. Didžiausia prekyba priklausė azartinių lošimo operatorės Olympic Entertainment Group pozicijai, atitinkamai kritusi 1,79%. Rinkos dalyvių aktyvių sukosi Talino Kaubomoje akcijos, pasiekusios daugiau kaip 300 000 eurų apyvartą ir fiksavusios 1,28% kainos kritimo žemyn. Šiandien į rinkos naujienų tiek, linkime gero investavimo.